jums eiles paskaitys žmogus, kuris nemato pasaulio, tačiau viską puikiai suvokia, kas dedasi aplinkui. Vida Mikinienė iš Dovilų. Labadiena visiems. Labai malonu, kad nors tiek mūsų čia susirinko. Niekšų bei išgamų orgijoms moteris oficiantėmis, tobula suokalbiai spaudimu, idealu veidų kaukėmis, priekurtiems aureolėmis, melu auksiniais fragmentais, traukitės dėdės pasmirdėliais, sysaluotais rožončiais. Žmonės, ar nebe žmonės jūs, goduliui nuodėmiai nuolat, juodumą tarsi iš peklos bruk, laumių vapėjimo tono, kluonant viltims sumaitotoms link, kraupiau žudimis įsigėlus, vėzdų kančios, skriaudos ugnimis, tiesos liūtimis niekadėjams. Ne, nebe žmonės, niekšybių daktim, šlykštuliui gomurios, gėdai, riedančiai ašarai upe ištvint, sopulį tą nugremzdinant, grauduliui tam nuo veidelio nuimt, velnio tarnaitėms knytėja, žast anklodėlę, stebuklų šalin, slibinais ritmekėlį. Ne, nebe žmonės, klyksmų virš aušros, kančios ir velnio gadynės, lynais šėtonų nuožmogius tuos, valdžių prezidentų šlykštynės. Ir dar paskaitysiu vieną eilėraštį apie 8 rankas. Dar galbūt čia kažkas ir turėtų keistis, bet rankos 8 dienos siluetais, kur tos alyvos prie klėties, kur lieptas, pasakų miestam lyg pragaran kelias, laumės 8, raudonas takelis, o gėlės juodos, žiedus tik skleidžia, rankos 8, skina jas, žaidžia, margo drugelio ir pienių palaukės. Laumės 8 neatsitraukia. Ačiū labai. Ačiū labai, Vida.